sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Esu Lukas, esu iš Tauragės, šiuo metu dabar gyvenu Vilniuje, studijuoju jazz vokalą. Lukas šmaikštus aštrialiežuvis. Kad ir kas pasipainiotų jo kelyje, kritikos strėlių neišvengs. Ir jei anksčiau per savo ilgą liežuvį Lukas yra ne kartą nukentėjęs, dabar kalbinius įgūdžius jis išnaudoja organizuodamas vestuves. Aš esu realiai organizuotas žmogus, tai viskas man puiku, toks darbas labai puikus, žiauriai patinka. Tikriausiai jau pastebėjote ir kitą ryškę Luko charakterio savybę. Visomis povo plunksnos spalvomis spinduliuojančią savimeilę. Kitaip tariant, Lukas – aukščiausios prabos narcizas. Mergina, tu ne? Simpatija. Taip įvardinkim, simpatija. Aišku, kam ta mergina, kai pats savo esi gražiausias. Bet jei vieną dieną šis gražbylys apsvaigtų iš meilės ir išrinktai pasiūlytų savo ranką ir širdį, kaip tada viskas būtų? Šitą klausimą paliksim ateičiai, kokios tos bus vestuvės. Dabar tiesiog nieko nesakau. Vadinasi, intriga iki galo. Kitaip ir būti negali, kai į sceną lipa toks širdžių ėdikas. Aš noriu būti finale. O kaip pasiseks man, tai matysim kitose laidose. Lukas! Yes! Sveikas, Lukai. Labas. Kas su tavim? Su manim gerai. Kaip su O tavim? čia gerai, ne? Čia Rūta gerai. Gerai, Rūta gerai. Tai kaip su tavim? Su manim gerai. Lukai, šnekorius tu geras, neblogai, bet žinai, kiek čia tokių aš mačiau šnekorių, kurie ten užlipdavo ir viskas, brolau, to baigdavas. Taip, visokių reikia. Nebūtinai, kad reikia. Kad yra taip, bet kad reikia, aš nežinau. Žiūrėk, nenuvilk mūsų. Pasirodyk scenoje, taip pat užtikrintai, kaip ir kalbėjai. Puiku, sėkmės tau, brolau. Pirmin, durys ten. I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Sveiki. Labas. Kuo tu vardu? Lukas. Kas tau yra? Lukas. Man nieko nėra. Gerai, Lukai. Klausyk, šiandien aš labai pykstu ant visų vyrų. Tai tu man galėsi įrodyti, kad aš be reikalo ant jų pykstu. Būtinai. Įrodysi? Būtinai. Aha. Gera pradžia, pusė darbo. Tu geras. Tu duodi. Tai klausyk, o ką tu veiki, tu dainavęs, kažkur nedainavęs? Dainavęs. Dainavęs? O ta prasme, tu taip ir dainuosi tokiu balsu. O jis seksi balsas. Okay. O tu dainuoji vienas, ar su kažkuo, ar turi grupę? Dabar vienas. Vienas? O ką dar darai vienas? Gerai, atsiprašau. Tai ką tu šiandien dainuosi? O čia bus tik viena. Staigmena. Tai tu nori mane dar nustebinti. Noriu nustebinti. Ar leidži mane nustebinti? Leidži mane? Vienareikšmiškai. Gerai, aš leidžiu tą mane nustebinti. Sėkmės. Paplaukit Lukui. Palaukit. Ir mąstau apie tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematyto, nežinau kodėl. Suprantu, praeities nepakeisi ir neatsuksi. Bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažut, kaip karštai tave myliu. Bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o jis tai tu. Bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių
pasakysiu tau mažutė, kaip karštai tave myliu, bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o jis tai tu. Visi kartu! Net prarėkiau balsą. Taip. Visi kartu. O, žinai ką, aš turiu minčių. Turi minčių? Turiu minčių, žinai. Tai dėk jau. Mes galim sugrįžti į savo vietas. Lukas, man pasirodė, kad yra iš tų žmonių, kuris gali, žinai, nukeldinti mintimis ir tau pavyko šį vakarą mane nukeldinti mintimis į tokią pasakų šalį, žinai, kur nameliai yra iš blynų, medžiai iš šokolado, žinai, upės iš džemų, upeliai iš beržų sulčių ir panašiai, žodžiu, kažkas tai. Ir man norėjusi, kad jūs visi taip labai minkštai plotumėte. Bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu, kaip aš džiazu labai myliu. Gerai. Jėzus, tai geras. Wow. Nu gerai, tai turi dar ką nors pasakyti? Pasakyk, Lukai, sąžiningai, tu susilažinai su Hebra, kad pasakysi tai džiazu nuo scenos? Šitą paliksim po filmavimo. Galėsite įsiaiškinti vyriškai. Aš jau kaip moteriškai galiu pasakyti, kad nebėra to pykčio tokio labai. Jau viskas gerai. Jau viskas yra geriau. Jau atleidai? Klausyk, tu turi merginą? O Jėzu. Ne? Ne, bet šansų jums yra. Matai? O tai tokia problema, kad aš turiu jau tą vyrą. Dabar Žinokit, galvoju. atsiprašau labai, vyras ne siena, galima pastumti. Oi, Čia prasideda. viskas sumoviai dabar. Man įdomu, ką pasakys Marijonas, taip lengvai atidavęs mane į tavo glėbį. Jūs tai aš negaliu kovoti prieš tokį vyrą, neturiu šansų. Be šansų. Lukai, aš galvoju taip. Tu be jokios abejonės čia esi puošmena X Faktorėje, nes tokio savim pasitikinčio, savį įsimylėjusio p***duko mes niekada neturėjome. Gavai, Lukai? Gavai? Ir todėl, jeigu manęs kas nors klaustų, klausk jūs, tai klaus manęs, koks mano verdiktas, klausk manęs. Klausiu tavęs, Marijonai, koks Aš sakau tai. Nu gerai, koks tavo, Sauliau, verdiktas? Mano ausys yra atsparios makaronams ir blynams. Tai aš tau pasakysiu ne. Oho! Ką pasakys Samas? Ką aš pasakysiu? Šou yra šou. Taip. Iš tikrųjų, žinai, gerai pasakė Marijonas apie tą iš paraidės, bet... Kaip jis sakė, pavyzdukas? Ne, iš tikrųjų, žinai, jokiai moteriai matyt nepatiks joks vyras, kuris save myli labiau negu ją, bet vien už tai, kad tu man pakėlė nuotaiką, aš tu sakau. Šaunuolis, Lukai, viskas buvo puiku. Gerai, nenuvyliai mūsų. Mes labiausiai bijojom, kad tu nuvylysi. Ačiū, galėjo būti ir geriau. Galėjo būti ir bus, nes tu patenki į kitą etapą. Mes pasimatysime jau labai greitai. Sėkmės tau. Ačiū labai. Ačiū iki. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.